Tai va, chebra, priartėjo pasaulio pabaiga ir ką aš supratau, jog visi dainininkai šioje planetoje ir paskutinėse 6 planetose dainavo tik apie mane. Taip yra todėl, kad aš esu vienintelis gyventojas nuo visatos pradžios. Aš esu pats pirmasis gyventojas visatoje, kuri mane įkalino kaip dalelę neturinčią proto ir nieko nedarančią. Supranti? Visiškai nieko nedarančią. Taip susiformavo visata. Ir taip gavosi, kad mano motinos mane augino gamtos planetose. Supranti? Mano motinos mane augino gamtos planetose. Bet kitos moterys ten labai verkė. Kitos moterys ten labai verkė. Ir taip atsitiko, kad gamta pradėjo nykt. Apie mane pasirodė knygos. Buvo parašytos knygos. Motinos, jausdamos kitų gyventojų pyktį ir būdamos už mane atsakingos, mane uždarydavo kaime. O po to gyvenimo aprašydavo mano gyvenimą, žinai. Motinos, kurios buvo už mane atsakingos, mane pasmerkdavo gyventi kaime. Ir taip prasidėjo visa literatūra. Lietuvių kalba atsirado prieš 15 milijardų metų. Prieš tiek laiko susiformavo civilizuota kalba. Tai yra viena seniausių pasaulyje kalbų. Bet ką aš noriu pasakyti, kai išnyko gamta, tai taip atsitiko, žinai. Kai išnyko gamta, taip atsitiko, jog nebeliko apie ką rašyti knygų, nes nebeliko gamtos. Ir mama sako, viskas eina geryn. Tai aš noriu pasakyti, kad kai išnyko gamta ir gimė 6 planetos paskutinės, motinos man parašydavo muzikos dainų žodžius. Motinos man parašydavo dainų žodžius, kurias attikinėdavau po Deivido Mikalajūno gyvenimo. Supranti? Tai motinos mane kalindavo kaime, paskui aprašinėdavo knygas, mano gyvenimus kaimuose. Bet kai išnyko gamta, paskutinis moterų veiksmas buvo aprašinėti mano gyvenimus dainomis. Ir taip išėjo, jog visos 6 planetos sukūrė dainas apie mane kas 5000 metų. Motinos per 5000 metų apie mano praeitus gyvenimus prirašydavo daug dainų, kai aš gyvendavau Rusijos federacijoje. Jos apie mane parašydavo daug dainų. Ir dabar yra taip, jog viskas. Visos dainos parašytos. Nebėra kelio atgal. Nebėra kelio pirmyn. Yra tik tai praeitis. Viskas praeity. Visos dainos yra tik tai praeity. Ir daugiau dainų nebebus. Tai reiškia, jog atėjo paskutinis gyvenimas. Ir prasidėjo viskas nuo literatūros, o baigėsi 6 planetomis, kur motinos rašė dainų žodžius pagal mano praeitus gyvenimus, kuriuo aš tikrai niekaip negaliu prisiminti. Ir paskutinė dainininkė Diana Mikulėnaitė, jinai buvo Deividas Mikalajūnas prieš atgimdama. Ir jinai gyveno labai trumpą gyvenimą iki 2019 metų pavasario. Tai va. Ir motinos man rašė dainas, kol gyvendavau Rusijos federacijoje. Tai va. Motinos man visą savo gyvenimą rašė dainas, kad jas atlikčiau paskutinėme gyvenime. O knygos yra taip pat sukurtos iš mano praeitų gyvenimų.